Norėdami nustatyti filtravimo parinktis, prie filtrų pavadinimų pasirinkite filtrų nustatymų ikonėlę. Šioje aplinkoje galite pasirinkti, kurios laukus norėtumėte matyti pagrindinėme sąraše. Tam reikėtų pažymėti varnelę prie norimo lauko pavadinimo skiltyje rodymas. Taip pat galite pažymėti laukelius, kurie būtų naudojami duomenų filtravimui, stulpelyje filtras. Taip pat, kurie laukeliai dalyvauja paieškoje, stulpelyje paieška. Ir spaudžiame išsaugoti ir uždaryti. Norint matyti pasirinktus filtrus, spauskite rodyti filtrus. Paspaudę pamatysite visus filtrus, kuriuos pasirinkote nustatymuose. Norint pradėti filtravimą, jums reikėtų pasirinkti filtravimo parametrą. Šiuo atveju reiktų pažymėti informaciją, pagal ką norite išrūšiuoti duomenis. Pažymėję šią informaciją, spauskite filtruoti. Galima pasirinkti ir keletą parametrų. Patogesniam darbui galima susikurti ir savo filtrų derinius. Tam pasirinkite pliuso ikonėlę prie filtro nustatymų, įrašykite filtro pavadinimą, pasirinkite dominančius laukus stulpelėje filtras ir spauskite išsaugoti ir uždaryti. Atlikę šios veiksmus, filtrų laukelėje galite pasirinkti savo filtrų derinį. Norint pakeisti filtrų nuostatas, spauskite filtrų nustatymui. Sistemoje esančius duomenis galime eksportuoti į XLS ar PDF bylą. Norėdami tai atlikti, iš pradžių pasirinkite, kurie stulpeliai turėtų būti eksportuojami. Išrūšiuokite duomenis. Tada spauskite eksportuoti ir pasirinkite norimą bylos formatą. Eksportas baigtas.